Labas rytas. 8 ryto, 7 mano keliavimo diena. Šiandien yra šeštadienis. Aš jau atsikėliau, pavalgiau. Dar bananą sukirsiu. Šiandien manęs laukia visiškai kitokia diena negu iki šiol. Šiandien lyja nuo pat ten paryčių. Ir kiek rodo prognozės, lis ir iki kitų paryčių. Tai reiškia, kad aš dar nesu to daręs niekad, bet teks pakuoti šlapią palapinę ir išskleisti šlapią palapinę lietuje. Tai neskamba labai smagiai, tikrai. Nu, bet toks iššūkis ir rytoj lygtis rodo jau saulėta, tai bus proga įsidžiovinti, bet šiandien pabūsime šlapi. Mano smagus šalmo įdegis. Pajudėjau iš stovyklavietės maždaug po 9:15, dabar jau yra 11:15. Numyniau žiauriai mažai pakol kas, nes pirmiausia man nustojo veikti spidometras, bandžiau tvarkyti, visiškai nieko neveikia, kad ir ką bebandyčiau. Anksčiau būdavo tokių, pasitaisydavau greitai, dabar niekaip. Tai gali būti, kad spidometrai per naktį, per lietų. O kitas dalykas, dar buvau paklydęs, dar kokie 4-5 km ekstra. Nu ir dabar jau pabiškai važiuoju, bet irgi progresas lėtas, nes tai lyja, tai nelyja, tai nusirengti, tai apsirengti, tai per karštą, per šaltą. Tokio žaidimo šiek tiek yra. Šiandien pirma dienos dalis yra labiau įvažiavus į kalnus, į kalvas, ar kaip čia pasakyti. Tai pakol kas labai daug, stačiai. O vėliau, antroje dienos pusė mes jau važiuojam į lygumas, kur prasideda Eurovelo berods 6. Ten yra vienas populiariausių dviračio takų Europos. Artimiausias porą dienų važiuosiu palei Dnepro upę. Tai artimiausias porą dienų turėtų būti plius minus lygų. Tai va, ką tik užvažiavau vieną stačią kalvą ir toliau važiuojam. Dabar vėl nuo kalno važiuosiu, vėl nežinau, man per šalta taip. O į kalną per karštą. Bet negali būti ir nusiėmę šito, nes tada vieną akimirką pradeda lyt, kitą akimirką nebelyja, nespėja apsirengti. Tai tokio žaidimo šiandien daug. Labai gražus kraštovaizdis, pavyko rasti keliuką vėl tokį atokesnį. Ką tik nusileidau už belen kokio aukštumo kalnų. Aš galvau, už ką čia man tokia dovana, kad tiek daug nuolydžio. Bet matyt, kažkada buvau užkilęs ir to, žinai, nepastebėjau. Tai manau, kad pasiekiau dar vieną ten max greičio rekordą, bet aš neturiu spidometro ir nežinau, koks jisai galėjo būti. Tuoj pirma, tai dar numinu, čia nežinau, kelis kilometrus, gal 10 ir pietus. Žinau, kad prieš tai pasakiau Dnepras, kuris iš tikrųjų yra Dnipras, o čia iš viso nesusiję, čia yra Dunojus. Tai va, pasiekiau Dunojų.
milžiniškas. Matosi krantas, kažkiek dalykų matosi. Tikrai didelė upė ir aš su ją dabar keliausiu porą dienų net. Laukiau šitą. Porą dienų su upe ir tada vėl keisim kryptį jau kažkur kitur. Grasina debesėliai lietumi. O aš ką tik buvau mieste, nusipirkau nieko. Buvau net sustojęs akimirką prie Sports Directo, nes galvojau, kad nusipirksiu naują speedometrą, bet staiga, būtent prie jų durų man pradėjo veikti mano speedometras. Tai matyt buvo vandens kažkur pakliuvę, kur neturėjo pakliūti, bet dabar viskas veikia, lyt pradeda, aš lendu į mišką, gal tenai mažiulis. Viskas. Neilgai truko mano Eurovelo 6 šiandien, nes kažkaip sugebėjau atsidurti ne toj upės pusėj, nors ženklai visi rodė, kad Eurovelo 6 tenai tęsiasi. Ir galiausiai važiuoju, dingo ženklai, privažiavau užtvanką, kurios man nebeleidžia kirsti atgal į kitą pusę. Ir kitas variantas arba grįžti atgal, arba važiuoju toliau, bet visokiais miesto keliukais vėl užmiesčio. Ir tada jau kirsiu upę tiesiai į savo kempingą. Tai dabar esu kažkur miestukiai, jau nebetoli. Ir važiuodamas galvoju, kad nenorėčiau važiuoti į atvirkštinę pusę, nes šiandien man vėjas pučia į nugarą, labai geras vėjas pučia į nugarą. Tai ačiū Dievui, man reikia į šitą pusę. Aš paminiau apie ten bišką aplinkį. Dienulį, ir to važiavau čia ir pastačiau palapinę. Atvažiavau, bet tik spėjau pastatyti palapinę, nes pradėjo pilt. Labai trumpai palijo ir jau stovi palapinė ir jinai jau baigė džiūt nuo ryto, kas yra labai malonu. Rytoj rodo saulėta ir karšta, tai grįšim šiek tiek į kitokį režimą, bet jau rytoj laukia tik tais lygumos. Aš jau švenčiu savaitę kelyje, labai skanu. Šiandien skaičiai bus iškreipti biški, važiavau 2:30, rašo apie 6:08. Man pusę dienos neveikia maždaug, tai aš manyčiau, kad dar čia 40 km trūksta. Šiandien tikrai buvo virš 90, tai sakykim 96 kokia. Didžiausias greitis nesąmonė, nebuvo tokio antroje dienos pusėje. Ir vidutinis 22, jo, su vėjeliu į nugarą, taip ir atvažiavau.